Sveiki! Šiandien pradedame naują regitros rubriką, kurioje lankysimės per 12 regitros egzaminavimo centrų ir kartu su egzaminuotojais parodysime situacijas, kuriuose egzaminuojamieji suklysta arba netinkamai įvertina realias eismo situacijas. Labas, Aurelijau. Sveiki. Esame įsukime į Žarijų gatvės į Abiejų tautų Respublikos plentą. Didžiausias iššūkis yra saugiai įsilieti į intensyvų eismą. Vieni kandidatai pernelyg skuba, kiti delsia, nors galima saugiai įvažiuoti. Svarbu tinkamai įvertinti eismo situaciją, stebėti veidrodėlius ir užtikrinti priimti sprendimus. Ramus situacijos vertinimas ir pasitikėjimas savo veiksmais padeda išvengti klaidų. Šiuo metu esame Abiejų tautų Respublikos plentą ir Vilijos gatvės sankryžoje. Viena didžiausių klaidų šioje vietoje susijusi su greičiu. Prieš sankryžą matome 50 km/h greičio ribojimo ženklą. Tačiau pravažiavus sankryžą naujo ženklo nebėra. Dalis kandidatų klaidingai mano, kad po sankryžos jau galima važiuoti 70 km/h greičiu. Tačiau taip nėra, galioja ankstesnis 50 km/h apribojimas. Todėl vadovaukitės kelio ženklais, o ne spėjimais. Šiuo metu esame prie Lyda-Linskas viaduko. Čia svarbiausia iš anksto stebėti kelio ženklus, dairytis ir pasirinkti tinkamą eismo juostą. Dažnai kandidatai persirikiuoja per vėlai arba tai daro paskutinę akimirką. Egzamino metu vertiname ir gebate planuoti savo veiksmus iš anksto. Todėl rekomenduojame nuolat stebėti situaciją priekyje, dairytis ir persirikiuoti tik tada, kai tai galima padaryti saugiai ir laiku. Ačiū, Aurelijau. Tai buvo pirmasis mūsų rubrikos epizodas. Tikimės, kad šie patarimai jums padės geriau pasiruošti vairavimo egzaminui. Na, o mes keliaujame toliau. Susimatysime jau kitame mieste. Tikimės, kad ši rubrika padės jums geriau pažinti praktikos egzaminą. Ir tikiuosi, kad jums tikrai pavyks.